Pirmajame šį ryto reportaže lankomės Birštone ir netrukus keliausime į sanatoriją, kur sužinosime, kaip iš gamtos gaunamas gėrybės galime panaudoti sveikatinimuisi. Nusveikatintis į purvo vonę lįsų 213 kabinetas, antras aukštas, aš trečiam, eime. Sveikatinimas prasideda nuo mažų dalykų, net ir čia vaikštinėdama sanatorijoje renkuosi laiptus, o ne liftą. Taip, 212, 213 gydomasis purvas. Aha, poveikis. Mažina uždegiminius procesus, stiprina imunitetą, mažina kraujo krešumą, teigiamai veikia centrinės nervų sistemos funkciją. Eime. 213. Purvo vonioje su pirmą kartą labai geras jausmas, kai guliu iš karto jaučiasi, kad kūnas atsipalaiduoja. O kai tik įlipau, tai buvo jausmas toks, kai atrodo, kad visą kūną kažkas glostytų, atrodo, kaip pro kūną eitų labai daug mažų kokių nors vabaliukų, taip ir jie po visą kūną vaikšto, tokie šurpuliukai net laksto, labai geras jausmas. Visiškai nereali procedūra. Kai būsit Eglės sanatorijai, tiesiu taikiniu varykite į purvo vonę. Net sunku patikėti, kad visa tai yra gaunama iš gamtos. Kad gamta su mumis draugauja. Ir čia būnant galima pajusti tą harmoniją žmogaus su gamta. Oho, kokia švelni oda, atrodo, kad net ne mano oda. Sakyti, viena procedūra, toks poveikis odai. Ir jaučiuosi net ramesnė. Po purvo vonios procedūros jaučiuosi pailsėjus, atgavus jėgas ir atrodo, kad sušilo visi mano kaulai, nes purvo vonioje yra 40 laipsnių temperatūra. O dabar keliauju susitikti su medicinos vadovu, kuris papasakos apie iš gamtos gaunamas gėrybės, kurias galime rasti čia Eglės sanatorijoje. Šiandien mes kalbamės vietoje, į kurią žmonės atvyksta sveikatintis ir atgauti jėgas. Tai papasakokit, kas yra sanatorinis gydymas? Tai, kaip žinot, etimologiškai žodis sanatorija yra kilęs iš lotyniško žodžio sano, gydau, o sanatorium tai gydantis. Tai, žodžiu, mes esam įstaigoje, kuri gydo, užsiima ir profilaktiką ligų, ir reabilitaciją, bet pati įstaiga gydo. Bet jinai dar yra ir tam tikroje vietoje. Jinai yra kurortiniai vietoviai. Kitaip sakant, ne pastatas gydo, bet gydo įmonė, kuri naudoja vietovės privalumus. Ir tokiu būdu galim sakyti ne tik sanatorinis, bet sanatorinis kurortinis gydymas, nes mūsų Eglės sanatorija yra net dviejose kurortinėse vietovėse - Birštone ir Druskininkuose. Sanatoriniam gydymui yra pasitelkiamos ir gamtos gydomosios galios. Kaip teigia Eglės sanatorijos medicinos direktorius Kęstutis Skauminas, kurortai, kuriuose yra įsikūrusios sanatorijos, yra gausūs mineralinio vandens, gydomojo purvo ar tiesiog gydantis ir raminantis, dėka miškais apsuptos aplinkos. Tai yra patvirtinta, kad žmogus natūralioj gamtoj, būdamas natūraliam gamtos fone, tam natūraliam gamtos triukšme, atsistato po sunkios dienos, po intelektinės veiklos žymiai greičiau, negu kad būdamas šiuolaikiniai tokioj socialiniai, technologiniai aplinkoj. Tai jau vien tai yra harmonija, kad mes
padedam žmonėms naudoti va tokį natūralų būdą. Šiandien aš jau turėjau galimybę pasilepinti vieną procedūrą. O, sveikinu. Buvau purvo vonioje. Man labai patiko. Ant veido dėjau? Ant veido ne, nes žinojau, kad dar keliausiu į pokalbį su jumis, bet tikrai labai pasilepinau, atgavau jėgas, pailsėjau. Ten yra plus 40. Šiltas, sušilo visi mano kaulai. O, puiku. Papasakok dar plačiau apie šią procedūrą ir jos naudą žmogaus sveikatai. Tai čia jūs paminėjote tokia, jeigu moksliškai sakyti, peloidoterapijos rūšiai, tai reiškia gydomasis purvas. Jis yra kelių rūšių. Mūsų sanatorija naudoja vadinamą durpinį purvą. Tai bendrai tariant, tas poveikis yra, jūs paminėjot, sušilo. Tai terminis poveikis ir turi ir cheminį poveikį. Vadinamas refleksinis poveikis odos. Už tai jūs iš pradžių galite pajusti netgi tokį dirginimo refleksinį poveikį. Pačioj odoj pradeda gamintis tam tikri biologiškai aktyvūs junginiai, vadinama tokia neurocheminė reakcija jau vyksta. Tai visą tai kartu sudėjus yra ne tik tais labai gerai veikianti priemonė sąnarių ligoms įvairioms, bet ir nervų sistemai, kaip jūs pati paliudijot. Sanatorijoje taip pat galima pasimėgauti ir baltojo purvo procedūromis. Baltasis purvas tai, paprastai tariant, gilųjų ežerų dugno purvas. Šis purvas yra itin vertinamas dėl savo gydomųjų savybių, tokių kaip ląstelių regeneracija, kraujotakos gerinimas, skausmo mažinimas ir daugybė kitų. Kaip teigia medicinos direktorius, sanatoriniam gydymui yra pasitelkiama ne tik natūralus purvas, bet ir mineralinis vanduo, kuriuo Birštonas yra apdovanotas. Mineralinis vanduo gali gydyti dvejopai, jį geriant arba maudantis mineralinio vandens voniose. Geriant tokį vandenį gerėja žarnyno būklė, o maudantis mineralinio vandens vonioje jis paprastai būna papildytas oro burbuliukais, angliarūgšte, eteriniais aliejais ir kitais natūraliais gamtiniais veiksniais. Dėl to savo mineralizuotumo, tai tas vanduo turi ir kitas šiluminės savybės negu paprastas vanduo. Pavyzdžiui, 1,5 karto daugiau šilumos atiduoda mūsų kūnui, toks terminis poveikis. O dėl osmotinio slėgio skirtingo, jisai šiek tiek ištraukia iš pradžių drėgmę iš mūsų odos ir paodžio. Tai tokie visokie pabarkimai, pabrinkimai gali praeiti. Jau nekalbu apie pačių ten esančių mineralų ir cheminių junginių teigiamą poveikį. Mineralinis vanduo yra naudojamas ir baseino erdvėje, kur galima atsipalaiduoti bei atgauti jėgas vertikaliuose mineralinio vandens voniose arba gėlo vandens baseine. Kalbant bendrai apie Eglės sanatoriją, kam yra skirtas šitos sveikatinimo procedūros ir kokių žmonių čia laukiate? Na, rinktis gali visos amžiaus grupės, žinoma, atvažiuoti pas mus. Žinot, dabar kilo mintis, kad mes dažnai nesusimastom, kad ne tik mūsų sveikatos resursai yra riboti, bet ir tie gamtos resursai, jie nėra neriboti. Tai šiuo metu dar mes gyvenam tam tikroje klimatiniai zonoje, kur dar tos civilizacijos poveikis gana ribotas. Tai aš siūlyčiau naudotis, kol galim, tais natūraliais gamtiniais resursais, pakartosiu, tiek oras, tiek landšaftas, tiek aplinkoje esantys miškai ir natūralūs vandens telkiniai, tiek kurortų infrastruktūra, tiek tos natūralios gamtinės, taip sakant, jėgos, kurias mes gaunam iš mineralinio vandens, iš gydomojo purvo. Ir būtent sanatorinis kurortinis gydymas iš tikrųjų paveikiausias yra per tą sustabdymo elementą. Čia atvykus lengva atsiribot, čia atvykus lengva sustot. Mes turim visą kompleksą vadinamųjų biorelaksacinių procedūrų. Beje, Druskininkuose turim vaistažolių sodą. Tas vaistažolės mes galim panaudoti tiek kurdami tam tikras kvapiąsias medžiagas aromaterapijai, deguonies kokteiliams, įvairias arbatas sveikas. Ir kompleksinis toksai mūsų požiūris į žmogų. Ne tik žmogus visuminis, bet ir gamta turi labai daugybę gydančių elementų. Tai kai visą tai sudedi, tai aš net nežinau žmogaus, kuriam vienaip ar kitaip tai negalėtų padėti.